Hei, sveiki draugai, na ką, šiandieną sekmadienis ir pagaliau šiandieną nelyja, visą savaitę lyjo jau užknyso. Tai šiandieną aš vėl plušu sodyboje ir dabar atėjo pietų metas. O ką mes veiksim per pietus? Tai gaminsime valgyti, žinoma. Tai šiandieną aš tapau TikToko ir kitų socialinių tinklų auka. Pamačiau tokį receptą, na, jisai man, nežinau, sukėlė tokį šiek tiek ir juoką, bet tuo pačiu ir mane labai stipriai suviliojo. Ir nusprendžiau aš jį taip pat pasigaminti, pamėginti, tam, kad nereiktų jum mėginti. Tai gale video tikrai pasakysiu, ar verta daryti, ar neverta daryti tokį receptą. Tai šiandieną gaminsime šašlyką, bet tikrai neįprastą šašlyką. Ir tuoj papasakosiu, ko mums reikės ir su kuo jį darysime. Ateikit arčiau stalo, parodysiu, kokių produktų šiandieną reikės. Na, kaip matote, ant mano stalo yra beveik visi ingredientai pagaminti šaltibarščiam. Tai yra burokėliai šaltibarščiam, šaltibarščių kefyras, svogūnai, agurkai ir svogūnų laiškai. Tai ko nedėsime, tai nedėsime tik tais kiaušinių. Na ir žinoma, turiu gabaliuką sprandinės, daug neėmiau, tam, kad paragauti reikia šitą receptą. Taip pat reikės druskos, pipirų, na čia jau pagal skonį. Šitą receptą aš dabar nepamenu, ar Facebook'e, ar TikTok'e, man išmetė, na ir nusprendžiu paragauti, nes ten jau parodė tokia rūžava, kaip šaltibarščių spalvos mėsytė gavosi, na ir gyrė. Tai nusprendžiau ir aš pamėginti šitą receptą ir šiandieną bus šašlykai marinuoti šaltibarščiuose. Tai va, na ką, nieko nelaukiam, tada pjaustomės mėsą, pjaustomės visus produktus, dedam, marinuojam, paliekam bent 2 valandom ir bandysime keptis. Tai teikit arčiau prie stalo ir pradėsime pjaustytis produktus. Na ką, pirmoje eilėje tai susipjaustysime mėsytę. Štai tokią sprandinę pasiėmiau. Pjaustomės neįtin dideliais gabalais, kad prasimarinuotų greičiau. Šiaip galima turbūt marinuoti būtų ilgiau negu 2 valandas, bet šiuo metu yra 1 valanda. Tai jeigu pamarinuosim 2 valandas ir dar kepsim, tai tik tais 4 valandą bus valgoma. Tai darysiu tokiais neįtin dideliais gabalais, nežinau kaip čia. Na va. Dedam į dubenį. Tie internetiniai socialiniai tinklai, ne? Nu, man taip iš pradžių sakau, sukėlė juoką, o po to pagalvojau, kodėlgi nepabandyti. Dar nesu tokio daręs. Manau, kad iš jūsų irgi nesat darę. Na, pakomentuokit, ar darė kažką tai tokio netradiciško. Aišku, netradiciškas čia daug yra tų receptų visokių. Na, bet čia jau man jau čia pasirodė toksai visiškai išskirtinis ir labai įdomu, koksai bus skonis. Ką, beliko apsilupti svogūnus, susipjaustyti agurkus. Na, svogūnus irgi susipjaustyti reikės. Paėmiau 2 raudonus, 2 paprastus, baltus svogūnus. Na, ir susipjaustom dabar viską pusgriežniais. Neįtin smulkiais, gali būti stambesniai gabaliukai. Tiek jis susitraškis.
Ir viską dedamės dabar jau ant mūsų mėsytės. Tai svogūniukai supjaustyti. Neturiu čia, man atrodo, tarkos. Šiaip agurką reikėtų perleisti per tarką, kad atiduotų kuo daugiau sulčių. Bet nieko tokio. Taip pat paimsime dabar šiek tiek svogūnų laiškų. Taip pat dėl skonio. Ir juos taip pat pasmulkinsime. Smulkiais grėžnėliais. Vėjas kažko kyla, tikiuosi nelis. Och, tu. Nieko tokio. Beriam taip pat į dubenį. Ir agurkus. Galus nupjaustau aš visą laiką. Pjaustom belę kaip. Ta prasme, smulkiai, bet kvapas tas agurkų iš karto vasarą primena tokią. Ir taip, svogūnai, agurkai. Kefyras dar susipils, tai šis bus toks vasariškas, pasakiškas skonis. Dedam taip pat į mėsytę. Gal agurkų 2 užteks. Taip, dabar galim papipiruot, padruskuot ir gerai išminkit, kad svogūnai išsiminkytų. Tai tą dabar ir padarysim. Taip, tai beriam gerą žiupsnį druskos. Ir juodo pipiriuko. Negailim, aš mėgstu aštriau. Gerai, dabar viską gerai išminkysime. Reikia, kad svogūnas paleistų savo sultis. Nu, kvapas geras. Tikrai geras kvapas. Jeigu bus ir skonis toks pats geras, tai bus pasaka. Na ką, dabar beliko sudėti burokėlius. Su visom sultim. Ta raudoniai, kokie geri. Taip, dėjom burokėlius. Ir ir supilam kefiriuką. Su kefyru esu marinavęs, bet va taip, kad būtų šaltibarščių marinatas, tai dar neteko. Na ką, ir pasiėmam savo šypsenėlę ir viską gerai permašam. Labai įdomu, kas čia gausis per šašlykas. Spalva tai gera. Čia jeigu ne mėsa, tai beveik ir šaltibarščiai būtų. Nežinau, aš čia nesudurniavau. Na, bet sakau, aš pabandysiu, nereiks jums bandyti. Jeigu ir jūs ten esat truputėlį priklausomi nuo socialinių tinklų ir žiūri daug video, aš žiūriu, ypač apie maistą man patinka žiūrėti. Naujų receptų bandau surasti, dar kažko. Tai va, ir išmeta man tokį receptuką, kurio tikrai norėjau išmėginti. Pasirodė toksai įdomus receptas. Tai va, atrodo štai taip. Grinai kaip šaltibarščiai. Viskas. Paliekam, jeigu kambario temperatūrai, tai mažiausiai 2 valandom. Uždengiam, kad mūsų nepriskristų jokių. Ir paliekam 2 valandom. Šiaip rekomenduoja, bent jau tam recepte, kurį
kurį aš žiūrėjau, tai rekomenduoja pastatyti per naktį į šaldytuvą, o geriausia 24 valandom ir tada kepti. Tai aš įsivaizduoju, kad per parą geriau ta spalva visa įsigertų. Čia per 2 valandas, manau, nebus to rūžavo vidaus, bet skonis turėtų būti išlikęs ir jau įsigeręs. Tai viskas. Dabar laukiam 2 valandas. Po 2 valandų eisime kurti šašlykinę, kol dar užsikursim, kol įsidegs. Tai dar po valandukas praeis. Ir bandysime išsikepti. Na, nu ką, hebrytė, ir praėjo jau 2 valandos. Tai metas pasikur dabar šašlykinę. Ta ir padarysiu. Porą įdegtukų. Iš pradžių porą malkyčių įmesim, o paskui ant viršaus anglių. Nu, tegul įsideginėja ir jau kai įdėsim, ką įdėsim? Įdėsim anglis, galėsim eiti mauti ant iešmą. Nu ką, įpusėjo jau malka sudegti. Galima sakyti 70% sudegė, tai dabar galima užsipilti ant viršaus anglių. Tegul kaista. O kad anglim padėti įsidegt, opa. Nu, viskas, tegul anglis kaista, o mes keliaujame, susimausim šašlykus ant iešmą. Na ką, žiūrim, kas čia pavyko mum. O, su vandenyje biški, truputį. Na ir dabar jokio pjovimo aš nedarysiu, tiesiog maunam ant iešmo mėsytę. Maunasi minkštai, bet aišku, čia kefyras tikrai padarė savo. Įdomiai. Ir grynas šaltybarščių kvapas. Labai įdomu, kaip bus viduj mėsa, bet aš abejoju, ar spalva bus įgavus. Biškai gal per mažai laiko. Na, įdomu ir skonis kaip. Gerai, 1. 3 iešmus pasiėmiau, manau, kad užteksim. Mėsa tai labai minkšta. Nu, kaip tik bus, man atrodo, 3 iešmai. Gerai, perkelsim po vieną gabaliuką dar čia, kad būtų vienodi iešmai. Gerai. Na ką, laukiam dabar, kol įkais anglis ir keliausim kepti mūsų rūžavus šašlykus. Nu ką, atėjo metas dėti ant anglių mūsų rūžavus. Ne iš tos pusės. Mūsų rūžavus šašlykus. Atrodo įdomiai, ne, chebra? Rūžavį kepa. Na ką, štai ir iškepė mano šašlykas šaltibarštinis. Tai iškepė gerai, tik tais labai dega. Ta prasme, vartyti reikia labai dažnai. Tai tas jau man nepatiko, bet aš manau, kad čia nuo kefyro. Kaitra, aišku, irgi labai didelė. Tos spalvos liko labai minimaliai, kiek matau.
Nusiimsim porą gabaliukų ir pažiūrėsim, kas ten viduje. Žmona va dar užstaisė salotų. Perpjaunam didesnį gabalą ir pažiūrim, kas ten, kaip mėsytė viduje atrodo. Nėra spalvos. Bet toksai kaip ir aplinkui. Nežinau, kaip čia jums parodyti. Va. Toks kaip ir aplinkui smoking ringas, kaip aš vadinu, yra. Tai manau, kad jeigu ilgiau pastovėtų, tai tą mėsytę ir gautų tą spalvą. Nu ką, paragaujam. Sultinga ir labai minkšta. Nežiūrėkit taip, nėra šaltybarščio skonio. Labai sultinga. Bet ką galiu pasakyti, skonis labai geras. Turi šiek tiek saldumo, toksai kaip barbecue. Tai sakyčiau gal nuo burokėlių. Cukrus. Skanu. Tikrai skanu. Štai salotyčių. Kol kas radau vieną minusą, kad labai dega, tai čia yra nuo kefyro, aš manau. Ir ką dar paminėjau, kad jaučiasi saldumas, tai nuo burokėlių bus išsiskyręs cukrus ir taip pat jisai duoda degimui. Nu ne. Pasakiškai gerai. Galvojau, kad tikrai bus šūdas. Dar bandau pagauti tą skonį. Ar dar kartą daryčiau? Tikrai taip. Tai va, chebra, kas matėt, kas žiūrėjot ir kam nors kas išmetė šitą receptą, iš tikro pamėginkit. Man patiko. Tikrai skanu. Neeilinis skonis. Nesijaučia tikrai šaltybarščių skonio, bet O, atvažiavo draugeliai man. Užuodė jaučiu. Nu ką, pas mane atvažiavo svečių pavalgyt. Tai tiek. Vienu žodžiu, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvo šiandien su mumis. Tikrai visiems rekomenduoju šitą šašlyką, marinuotą šaltybarščiuose. Iki greito.